Klientės gėlių asortimentas, stambiais žiedais gvaizdūnės, lietuviškam gėlynui bijūninės astros, labai populiarios safyrė lobelės vyrančia baltą akutę. Aišku, kaip mūsų lietuviškas darželis be vijoklinių pelėžirnių, kurie kvepia ir galima nuskinti mažą vazėlę iš princesių kininės ratilis, kuris ilgai laikosi pamerktas, fonui žilės, rudeniui labai žemi dekoratyviniai kopūstai, sausoms paukštėms ir natūraliai žydinčiai pievai purpurinė žvaigždūnė, vaizdūnės taip pat dideliais žiedais, gvazdikėliai kryžuotais žiedais ir žemos raudonos gvaizdūnės tiek vazonėliams, tiek gėlynams, gvazdikėliai oranžiniai, čia sausoms paukštėms žvaigždūnės, kurios sužiūva tokiais bombuliukais, pereitų metų naujiena, škarpytais lapeliais margeniai bei tamsialapiai, serenčiai, įdomesnė, retesnė gėlė ananasinė, dikondros, kurios yra iki 1,80 m, surfinė diamond purplė, stambiais žiedėliais labai ryški purpurinė spalva, kita stambiais žiedais diamond tai būtų šviesiai gelsva, kita standartiniais žiedėliais baltais, gausiai žydi pakarpytais kraščiukais, afroditė grupės, kas nenori labai svyrančių purpurovaikį. 30 cm ir tokia įdomesnė nasturtų rūšis, kurios lapeliai marmuriniai tiks vėlesniai sėjai.